Gatvė pilna stilių, spintos perpildytos drabužiais, šiukšlynai taip pat. Jie žiūri, pavydi. Mada diktuoja ritmą, į kurį visi privalo spėti. Pasaulio likimas mūsų rankose ir mes galime rinktis kitaip. Kodėl aš apsirengus taip neįdomiai? Galbūt čia rasiu kažką gero? Ne, man per brangu. Ką man apsirengti rytoj? Nieko neturiu gražaus. Gal šitą? Ne. Reikia pažiūrėti, kas dabar trendina. Negi nenori išsiskirti iš kitų. Tau patinka būti nematomai? Gal parašyti panom? Gerai, draugės rekomendavo Šeiną. Pasižiūrėsiu, kas ten gero. Ar taip lengva tave įtikinti? Graži maikė ir labai pigi. Tau kainos akis jau rėžia? Tai ką, bėgsi vartotojiškumo keliu? Ar mama ir vėl atnešė savo senų rūbų maišą? Man neįdomus jos drabužiai, jie nešiuolaikiški. Tai panešiotas rūbas tau prilygsta šlamštui. Tarp pirštų jauti tą prastą medžiagą. Vis tiek dėvėsi ją? Gerai, reikia pasižiūrėti, kas pakomentavo. Mano fitas jiems tikrai tai patiko. O kas čia? Gal tikrai? Nu, bet tik tos. Čia rimtai tiek drabužių išmetama? Pala. Taigi, aš galiu visus šitos drabužius pasisiūti taip, kaip aš noriu. O, skylutė. Susisiūsiu. Bus kaip nauja. Ji pasirinko kitaip. Tu gali taip pat.